Tai iškart pasakyk kokį. Iš esmės jo fokusas yra išsaugot kuo daugiau savų dantų ir kuo daugiau, kitaip tariant, mūsų šaknų. Tai aš nesu turėjus paciento, kuris negrįžtų gydymui. Tikrai, jie tą sužinoja, jam kažkaip įgyja motyvacijos, noro. Oi, ne tau Martynai mėlynas dangus. Ne tau Martynas vaidų dainą. Labai geras klausimas. Kartais ir savęs to paklausiu. Tai sveiki visi. Po 4 metų pertraukos į eterį sugrįžta podcastas 2 mikrofai. Tai konceptas paprastas, aš esu verslo fotografas, savo darbę sutinku nemažai įdomių žmonių ir neretai pokalbis būna labai turiningas ir man kartais norisi tą pokalbį paskleisti ir plačiau, kad ir kiti galėtų išgirsti, pasisemti išminties, žinių iš žmonių, su kuriais aš susiduriu. Tai mano darbas tuo yra labai dėkingas ir šiandien mūsų svečiuose yra Austėja Kalkienė. Pirmiausia, ačiū tau už palaikymą, nes buvau tą podcastą visai pametęs ir kažkaip tu gal mikrofonų studijai pamatėjai, pradėjome kalbėti apie tai, tu sakai, davai darom, paskui po kiek laiko priminėjai, kad davai darom, tada sakau, nenoriu, paskui sakau, aš noriu, tada tu sakai, gerai darom. Tai realiai net neišsiaiškinas, kas čia, apie ką čia, bet tiesiog stačia galva neri, darai dalykus, tai bus įdomu tiesiog dabar daugiau apie tave sužinoti, išgirsti, nes esam bendravę per fotosesijas, tai tiesiog kažkaip vyko tas pokalbis ganėtinai sklandžiai ir atrodo tikrai tų temų yra, tai džiaugiuosi, kad tas temas ir pataupėm šiai dienai. Tai pradžiai gal šiek tiek trumpai prisistatyk, kas tu esi, nes žinau, kad darai labai daug dalykų, tai norėsiu visus tos dalykus biškai ir panarpinti. Labai gerai pasakei, kad neriu stačia galva, kartais taip ir savo gyvenime jaučiuosi, kad aš tiesiog mane kažkas veda ir aš ten einu, ne visai žinodama galbūt, kodėl man to reikia ar kuo tai gali baigtis, bet mane tiesiog gyvenime kažkas veda, tai taip atsiduriu ir pas tave. Ir tiesą sakant, čia sėdžiu ir dabar galvoju, ar aš visai čia papuoliau, tu save pristatai kaip verslo fotografą. Tuo metu, kai atsidūriau tavo studiją ir darėm fotosesiją, tai buvo prasidėjęs turbūt bene pats kūrybiškiausias mano gyvenimo etapas, kuris buvo visiškai toks išlipimas iš to, ką mes vadinam darbo sąvoką, iš verslo, iš klinikos, tai buvo toks visiškai kūrybinė mano veikla. Ir tu sakai, aš verslo fotografas, galvoju, aš pas tave atėjau fotografuotis, kai mano tikslas buvo kūryba, bet kažkuriuo aspektu ta kūryba tapo, aišku, ir mano irgi tokia darbo ir gyvenimo dalis. Aš spėju, tą kūrybą turbūt kūrė verslą. Ne, jis jau buvo. O tada ką tu kūrė? Taip, tai aš iš tikrųjų pradėjau dirbti, net negaliu to padinti dirbti, pradėjau būti lektorė savo srities, tai viena veikla, o antra veikla tai buvo, aš atidariau internetinę platformą, kadangi dirbu odontologijos srityje labai tokį nišinį darbą, kurio dar galbūt nėra jis toks labai populiarus, ar Lietuvoje daug. Tai iškart pasakyk kokį. Iš esmės jo fokusas yra išsaugot kuo daugiau savų dantų ir kuo daugiau, kitaip tariant, mūsų šaknų. Nes mes labai daug galbūt kalbam apie dantų implantus, apie tas šaknis, tai kas yra mūsų sava, galbūt ne tiek daug, tai mano buvo idėja skleisti tą žinią, daugiau saugokim tas šaknis, ką mes galim padaryti, kokiu mes turim alternatyvų tą daryti. Ir tai mano internetinė platforma, kuri dalis yra pritaikyta pacientui ir dalis mano kolegams, kurie galėtų galbūt kažką naujo išgirsti, pritaikyti savo praktikoje ir to pačiu pacientam, kad, irgi kažkokia informacinės klaidos priemonė. Tai buvo labai toks smagus etapas, kai aš išlipau iš klinikinio darbo, kuris atrodė man, kad kitaip negali būti, aš tik jį myliu ir tik jį darau, bet iš tiesų virto į mano tokią veiklą, kuri šiandien dieną yra lygiai vertė kaip ir klinika, kaip ir mano klinikinis darbas. Ir tu minėjai, kad veiki daug dalykų vienu metu, turi kliniką, atlieki praktiką, edukuoji, šeimą turi. Taip. Tai yra dar kažkas, ko aš neišvardinau? Pagrindinės veiklas tikrai taip, tikrai mano vis tik pagrindinis darbas yra mano šeima, būti mama ir žmona turbūt. Ir šalia to tikrai veikia mūsų klinika su vyru kartu, veikia mano lektoriavimo veikla, mano internetinė platforma ir klinikinis darbas. Tai ir dar studijuoju vis dar Amerikoje. Tai daug tų kelionių, tokių pirmyn atgal. Tai aš noriu paklausti, iš kur pas tavai yra noras tiek daug visko turėti ir nuveikti? Labai geras klausimas. Kartais ir savęs to paklausiu. Aš turbūt pasakyčiau, kažkurio gyvenimo etapu aš nustojau skaidyti tokias sąvokas, dabar dirbu, dabar ilsiuosi, dabar ten, sportuoju, dabar namus tvarkau. Aš viską tą įdėjau po vienu žodžiu gyvenimas ir man dabar viskas tokia tėkmė teka. Tai nėra, kad aš aš nesudeginu savo resursų galvodama, kad va dabar čia padirbsiu, va dabar pasimokysiu, va dabar parašysiu straipsnį.
Ne, man viskas tiesiog teka tokia natūralia tekme po savoką gyvenimas ir man tai labai padeda. Tikriausiai, kai aš pradėčiau galvoti, kad čia dirbu, o čia ilsiuosi, man sutriktų tas balansas tokios gyvenimo ir aš turbūt pradėčiau galvoti, kad, gal pavargau, gal man reikia pailsėti. Dabar man to nėra, aš tiesiog plaukiu. Taip visą laiką ir buvo? Tikrai ne. Tikrai ne. Tikrai ne. Kaip buvo prieš tai? Prieš tai, kaip buvo. Visų pirma, aš viską pradėjau daryti be galo jauna. Mes su vyru, kai atsidarėm kliniką, man buvo 24. Tai atsidūrė etapą, kuriam tu nežinai nieko ir turi sužinoti ir išmokti nuo profesinių dalykų iki verslo, iki, aibės tokių faktorių. Tuo pačiu ir šeiminis gyvenimas prasideda, tai ir tos komunikacijos mokaisi. Ir aš pradėjau dėliotis, kad aš ir tą noriu žinoti, ir aš noriu atlikti viską gerai, kaip ir prieš podcastą kalbėjom. Tu tiesiog galvoji, kad ir čia galima geriau, ir čia galima geriau. Ir tada galvoju, turiu 24 valandas, kaip tai padaryti. Ir tada pradėjau ieškoti būdų, ieškoti, kaip save pozicionuoti tam gyvenime, kad viskas tekėtų taip darniai, kad nebūtų spaudimo tokio. Tai kol susidėlioji, kad viskas būtų gerai, ar buvo kažkokių gal etapų, kai atrodo darai viską, bet nieko vienu metu, kad bandai viską padaryti ir niekas nesigauna? Absoliučiai taip. Ir gal labiausiai tai, kad iš šono visada visi mane matė kaip be galo sėkmingą ir laimingą žmogų. O man buvo turbūt koks 10 metų, kaip aš jaučiausi, ką tu čia darai, Austėja? Eini į 5 pusės ir tarsi jokių apčiuopiamų rezultatų. Nors puikiai suprantu, kad tiek mano profesiniam darbe, tiesiog reikia laiko, tiek tikriausiai verslo vystyme reikia laiko, to pačiu lektorium patapti reikia laiko, nes tu turi daug ko išmokti, bet tos turbūt man pačiai kantrybės laukti kartais pritrūkdavo ir tikrai buvo koks 10 metų, kaip aš kiekvieną vakarą atsigulu lovą ir galvoju, tau tikrai reikia visą tai daryti ir vardan ko tu tai darai. Bet su laiku turbūt kuo giliau ieškai, tuo giliau randi ir kai ieškai atsakymų, tai jie ir atsiranda. Tuo pačiu ir mentoriai kažkokie atsiranda. Tai kokie tie atsakymai, ką tu savo atsakai, kai gulėjai ir galvojai, kam tau čia reikia, ar tikrai tiek reikia? Pirmiausia, ką aš atsakiau, ar tai nėra toksai darimas, kaip pasakyti, iš inercijos. Žinai, atrodo, kad visi taip viską daro, tai ką aš negi sofutės gulėsiu dabar nuo 5 vakaro, ne? Tai pirmiausia, kai aš atsakiau, kad tai darau aš, nes mano asmenybei to reikia. Tiesiog, aš žinau, kad jeigu aš sustosiu, tai man kiti egzistenciniai klausimai iškils. Tai kai atsakiau, kad tą darau dėl savęs, man pasidarė jau lengviau ir tada pradėjau dėlioti, kaip tas gyvenimas turėtų eitis, kad jis būtų, toks darnus, visiškai be spaudimo. Tai grįžkim trumpam tada prie tavo amato, pavadinkim, dantų šaknų kanalai. Taip. Kodėl? Kaip? Skamba keistai. Labai nišinis dalykas. Labai. Ir aš pats savo darbę esu ganėtinai nišinis, tai faina sutikti ir kitų, pavadinkim, nišinių žmonių. Ir man įdomu, kas tavo manimu nutinka, kai tu stengiasi ne padaryti viską, o suspecializuojasi vieną nišą. Taip. Tai turbūt ir pats pajauti, kad tai ganėtinai sudėtinga, nes kai tu pasakai, kad tu fotografas, tai visi tikisi, kad tu gali viską nufotografuoti, ar ne? Tai taip pat ir mano darbė, kai visi aplinkoje žinau, kad tu esi odontologas, tai man atrodo, kad visais klausimais tu gali konsultuoti. O kodėl man taip atsirado? Aš nuo vaikystės labai mėgau mažus dalykus, bet tokius visiškai mažus. Aš turėjau žaislinį mikroskopą ir aš nemokėjau net naudotis juo. Nedaug ten reikėjo mokėti, bet iš esmės aš ištisai su juo žaisdavau. Ir aš supratau, kad man kažkaip smagu tie maži dalykėliai. Ir bėgant metams atsirado labai daug socialinių kontaktų ir žiūriu, kad man labai lengvai mezgasi, man su žmonėm gerai bendraujasi. Tada atsirado gydytojo pozicijos kažkoks peizažas. Išsigrydinau, kad yra odontologija. O kai patekau ten mokytis, tai klausimų nebuvo, kad mano sritis bus ta, kuri tiesiog reikia mikroskopo. Taip atsirado dantų šaknų kanalų gydymas, kuris atliekamas tik su juo. Ir pradėjau jį mokytis nuo to, grinai savo srities. Ir man kažkaip trūko kažko. Man atrodo, kad gal kažką dar galim padaryti, gal kažką dar geriau. Ir tada aš susiradau, kad yra tokia endodontinė mikrochirurgija. Ir kai žiūriu, kur čia mokytis, žiūriu Amerikoje. Oi, ne tau Martynai mėlynas dangus. Ne dėl to, kad tu Martynas vaidų dainą. Ir galvoju, Austėja, Amerikoje studijuoti. Tu savo automobilį žieminiam padangom pinigų neturi, žinai, tu Ameriką nori studijuoti. Bet kai tą mintį pasėjai, pradėti ją vystyti.
Aišku, buvo ir kitų vietų, kur galėjau tą mokytis, bet tai laikoma, nu, tokia jau, na, iš ten tas disciplina atėjo ir laikoma tokia kaip geriausia vieta pasaulyje, kur tu gali to mokytis. Ir galvoju, nu gerai, mat stengsiuosi ir išvažiuosiu ten mokytis. Tai tada, vat, gavosi atsirado, tad dar labiau nišinė mano specialybė pasidarė. Nu, ir aišku, kai tu ten, vat, kiek aš dabar jau turbūt 10 metų gerą, giliai esu tame, nu, tai man net kitų sričių ir nebesinori daryti, tik savo tą darbą. Bet turbūt tikrai trūksta tokios sklaidos ir pacientams, ir kolegams, kad mes tą labiau galbūt integruotumėm pas save Lietuvoje darbe. Tai va, tada atsirado ta mano platforma, dėl kurios atėjau fotosesiją pas tave. Nes kaip ir tik, nu, beklausant ir kyla klausimas, kaip padaryti, kad kai išsigryni savo nišą, kaip daryti, kad visi žinotų. Nes kai tu žinai, yra gerai, bet nieko gero, kad kiti nežino. Taip. Tai ką daryti, kad į tą kliniką jūsų neįtų, visi tiesiog man burnos higieną pasaustėję nesakytų. Tai šiaip klinika atlieka visas paslaugas, tikrai turim nuostabų kolektyvą, bet taip, aš ten dirbu savo nišiniai srityje ir laimiai, kad tikriausiai dirbame savo, tai aš galiu savo leisti turbūt į ją dirbti, nes nebūtinai visi darbdaviai suprastų mano darbą. O ką daryti, kad žmonės, turbūt pirmiausia, tai reikia kantrybės ir laiko. Ir užsimti tą turbūt sklaidą žinių. Tai dabar, va, kiek mano svetainė veikia aktyviai porą metų, tai jau rezultatus matau, bet aišku, užtruko išsigryninti tai. Ir net dar yra vietų, kur dar reikėtų pasigryninti taip. Bet kiek įsitikinau, tai pati geriausia sklaida yra, kai žmonės ateina, gauna paslaugą ir papasakoja savo draugams, kaimynams. Ir atrodo, ten gali šnekėti, ką nori, bet kai žmogus ateina ir patiria, tai yra visai kitoks. O tam reikia laiko. Kad ta rekomendacija įvyktų, kaip tu galvoji, kiek procentaliai, sakykime, iki rekomendacijos reikia puikiai atlikti savo darbą ir kiek reikia tiesiog būti maloniam su tuo žmogum. Nes aš manau, kad tam, kad tu parduotum, tu turi patikti. Taip. Kaip žmogus, tu prasme. Taip. Tai čia turbūt kitas labai didelis mano gyvenimo skyrius. Tai yra turbūt komunikacijos su žmonėm. Ir šitoje vietoje aš irgi savo daviau tokį atsakymą, kad aš nenoriu parduoti savo paslaugos, aš noriu padovanoti žmogui patirtį. Ir aš man yra labai didelė vertybė ir aš dėl to labai daug stengiausi, kai žmogus išeina ir jis šypsosi iš manęs, bet šypsosi ne dėl to, kad aš ten buvau animatorium ir leidžiau juokelius, bet tiesiog šalia manęs pabuvęs jis pasijuto taip, na, saugiai, ramiai ir jam tiesiog gyvenimas smagus pasidarė, toks jaukus, toks geras, jis pasidžiaugia savimi tame gyvenime. Tai va, tai yra, į ką aš irgi labai daug metų ėjau ir tos komunikacijos mokiausi, kaip padovanoti žmogui gerą patirtį. Ir aš jaučiuosi, kad dabar aš visiškai nepardavinėju nei savo paslaugos, nei savo veiklos. Gal jeigu užsimčiau pardavinėjimu, tai būtų didesnė, pelningesnė, bet aš tiesiog labai komfortiškai jaučiuosi veikdama taip, kaip veikiu dabar. Ir turbūt kalbėčiau tausios klinikos aspektų, nes kai pas mus ateina naujų gydytojų įsidarbina, tai jie sako, kad kokia čia dinozaurų klinika, pas jis viskas nata kita. Ir man labai svarbu tą natą palaikyti, kad žmonės turėtų patirtį gerą. Kaip ir turiu pasakyti, išėjus iš fotosesijos pas tave, aš sugrįžau 3 kartus, iš viso sumuoju pas tave. Ir dar aš prašiau kliniką fotografuoti, nes, tai yra patirtis, tu išeini iš žmogaus ir tau gera, žinai. Malonu, ačiū. Bet, sakykime, turbūt sutiksi, kad yra kažkokias rytis, kad ir kiek bebūtų žmogus fainas, bet vis tiek darbas irgi turi būti atliktas gerai. Tarsi, čia negali būti vienas kitas, kaip sakoma, geras žmogus, ne profesija. Tai... Vienareikšmiškai. Bet įdomu, kad tu pasakai, kad tau tas pardavimas jis vyksta lyg savaime, kad tu nėra, kad tu užsidedi kaukę, šiandien aš laiminga ir faina ir dabar atėjo klientas, aš prie jo šypsosi. Tu tiesiog, būni tokia, aš taip įsivaizduoju, natūraliai, ne? Taip, kaip natūraliai, tai turbūt mano buvo irgi toks, aš nuo paauglystės labai tais dalykais domėjausi, tai mano turbūt pusės gyvenimo įdirbis, kad aš natūraliai galėčiau skleisti tokią, gerą emociją žmonėms. Ir kad aš galų galia pati atsikėlus ir tai aš kiekvieną dieną pradėčiau su gera emocija ir tada kiti šalia tavęs gerai jaučiasi. O kas liečia profesionalumą, tai faktas. Mes visi einam paslaugos, nes norim gerą rezultatą. O jeigu dar gaunam priedų dovanų, tai fantastika. Ja. Kur tu mokysi šitų dalykų bendravimo, komunikacijos? Nes man įdomu, nes man irgi tie dalykai įdomus ir netgi pats paauglystėje, sakykime, ten rasdavau lentynai kokių knygų, ten man visokie romanai netokie įdomus, bet kažkas apie saviugdą, komunikaciją, man tos knygos labai patikdavo.
Taip, aš irgi lygiai taip pat. Aš turiu vieną knygą, kurią iš savo tėvų namų pasiėmiau. Kai man buvo 13 metų, aš gal juokingai nuskambės, radau 2 knygas. Tai buvo Geros manieros pusė karjeros, viena knyga. Aš ją skaičiau, kai man buvo 13 ir kita buvo Eriko Fromo Turėti ar būti. Tai tos knygos visada yra su manim, kad ir kur aš būčiau. Tai kur aš mokiausi? Visų pirma, tai aišku, labai daug skaičiau, bet kažkurio etapu tu pasiekė etapą, kai tu turi labai daug žinių, bet jos nesusistemintos, jos neturi kažkokių tokių folderiukų tavo galvoje, kur galėtų būti. Ir tada pradėjau tas žinias, tada, tarkim, išsitraukiu vieną ir taikau ją. Va čia savaitę aš sutinku ten žmonių, kokį 20 naujų, ir aš taikau tą žinią, žiūriu, kaip tai veikia, kaip tai atrodo. Ir pradėjau tiesiog save taip disciplinuotai išsitraukti vieną kažkokią žinutę, kurią aš perskaičiau, kuri man imponavo, ir tiesiog ją taikyti visą savaitę. Nu, tai po truputį įdėginėjau vairius į rutiną naujus komunikacinius tokius įgūdžius kelius. Nu, ir aišku, kaip sumuojasi savaitės, mėnesiai, metai, kažkas turbūt užsilieka tavyje. Ir po to, kai man gal buvo 20 kokie 5-7, sutikau tokį labai stiprų mentorių savo gyvenime ir sakau jam, ką aš daryčiau, jeigu nebūčiau jūsų susitikus. Jisai sako, kai mokinys pasiruošęs mokytis, jis randa mokytoją. Tai man taip ir atsitiko. Aš labai daug metų ruošiausi, po to atsirado žmogus, kuris man tikrai padėjo susidėlioti viską savo galvoje. Ir dabar tiesiog nutraukiu tos dalykus kaip įgūdžius ir kasdien jais naudojasi. Bet, tai aš manau, kad tai tęstinis procesas. Aš visada ir šiandien dienai ir skaitau daug, ir visokių laidų pasiklausau, besportuodama, ieškau būdų tą palaikyti savyje. O tą dalyką, kad pasiimi kažką vieną ir taikai savaitę laiko, čia pati susigalvoji? Taip. Tai. Čia skamba keistai. Bet čia tas anksčiau buvo, ar dabar taip darai? Ir dabar darau, jeigu aš kažkokią mintį išgirdau, kuri man taip imponuoja ir aš galvoju, kad tai galėtų būti naudinga, tai aš pasiemu ją ir testuoju visą savaitę. Ir žiūriu kaip. Bet turbūt geriausias būdas mokytis komunikacijos tai yra tiesiog eiti į kontaktus ir stebėti save, kaip tu jautiesi situacijose, kaip tavo pašnekovas jaučiasi. Tiesiog praktiniu būdu. Tai žodžiu, esi tokia išmintinga dabar, ne? Dabar. Taip, aš toks, pasakyčiau, savotiškas žmogus, bet man tai yra mano gyvenimas, aš to gyvenu ir aš to nuolat mokausi. Manau, kad absoliučiai mūsų didelė gyvenimo sėkmė plačiaja prasme, ne tik apie karjerą, kalbant apie turbūt santykius artimaisiais, apie santykius su apskritai aplinka, kurioje gyveni, prasideda nuo mūsų pačių. Kiek mes į tai investuojam, tai grįžta dažniausiai tai su kaupu. Tu dar paminėjai, kalbėdama, kad mes turim daug žinių, bet nesudedami į lentynėlės. Tai iš esmės taip, mes realiai viską žinom. Žinai, pavyzdys tavo sritis, aš manau, kad mes visi žinom, kad reikalingas dantų siūlas, kad reikia eiti kas pusę metų. Čia taip paviršim sakau, eiti burnos higienos. Viską mes žinom. Jeigu aš tavęs paklausčiau, kaip taisyklingai prižiūrėti dantis, tu galėtum pasakoti pusę valandos. Netilpčiau. Bet mes visi tą žinom. Realiai, taip, ne? Taip. Tai kodėl žinom, bet nedarom? Aš sakyčiau, kad disciplinos kartais pritrūksta, o kartais, aš ir pati savai matau, mes tokį įjungiam gyvenime, vidinį gailestuką savo. Čia man biški, aš čia pavargau, aš čia gal neturiu laiko, bet iš esmės tai čia toks, man labai fainas tas žodis gailestukas, nes toks aš čia biški vargšiukas, tai aš neturiu čia laiko tam, galimybės tam ir panašiai. Bet kai tiesiog gyvenime savo pasakai, klausyk, arba darai, arba kitaip nebus. Ta disciplina, jinai vėlgi toks dalykas, aš irgi pačią savo, kad daug metų tyrinėjau savyje, tai yra ne visai tas žodis, kurį aš labiausiai mėgstu, nes tai yra toks griežtas žodis. Ir iš esmės per spaudimą irgi iš savęs daug nepasieksi turbūt. Gal tokį daugiau dėčiau žodį nuoseklumą, kad aš apsisprendžiau, kad aš tą darysiu ir aš tą darau, nesvarbu pūga, lietus, man liūdna šiandien, pyksta visi ant manęs, man nesigauna, aš vis tiek darysiu tai, ką aš turiu padaryti šiandieną, tai tokį nuoseklumą išlaikyti, bet vėlgi aš turbūt daug kartų dar šiandien tau sakiau ir pasakysiu, kad nereikia su savim būti griežtu arba tokiu labai pragmatišku, reikia gerbti ir saugoti save, tiesiog nuosekliai daryti tai, kas turi būti padaryta. Bet skamba truputį, kad tai yra ir tavo tiesiog charakterio savybė. Ar gali būti, kad tau tai daryti yra šiek tiek lengviau negu kažkam kitam, pavyzdžiui? Ar tu jautiesi, kad tu turi tas pačias 24 valandas ir tą patį norą ir viską tą patį?
Taip, tikrai taip. Jeigu aš pažiūrėčiau į save tokie labai labai daug metų atgal, tai aš turbūt būčiau pati laimingiausia, jeigu aš turbūt sėdėčiau, skaityčiau knygas, būčiau gamtoj ir man būtų jauku, saugumo būsena, komforto būsena ir visa kitas. Aš tikrai sąmoningai su savimi užsiemu kiekvieną kartą. Dabar man daugelis dalykų jau tapo lengva, nes tai tapo mano gyvenimo dalim, kaip, nežinau, anksti keltis, anksti miegoti, dienos rutina, aš tiesiog, man nebepatogu kitaip gyventi. Bet, nežinau, koks 12, 13, 15 metų, tai tiesiog, tu nuosekliai tą darai. Nebūtinai to norisi ir nebūtinai tau gaunasi. Ir nebūtinai aplinka tave palaiko. Čia irgi svarbus toks momentas, bet tiesiog nusprendai ir darai. Okay. Aš jaučiu, kad šitoj dalyje žmonių, kurie klauso, kad žmonės suklusė ir įsitraukė, tai gal pasinaudokim šito dėmesiu. Norėčiau ir biškį apie tavo specialybę pasiklausyti. Gal kas tavo manimu yra svarbu žinoti, tarkim, apie tavo darbą, arba ką galbūt žmonės įsivaizduoja, ką tu darai, bet nežino. Tiesiog kas ant liežuvio galo. Pirmiausia, tai turbūt tai, ką aš sutinku kiekvieną dieną, tai ateina žmonės gydyti pas mane dantų šaknų kanalų dantukui X ir jie tarp kitko sako, ai, tą tai jau reiks išrauti, man jau taip sakė, tą irgi žinau, kad reiks išsirauti ir aš taip permetu ten tyrimus ir kad, kaip ir dar nelaikas tų dantų rauti, dar žiūrėkit, padarom tą ir jūs turėsit savo dantis. Ir jiem būna toks šokas, tikrai, ir tada dar, kad irgi ką atradau, kad žmonės, kai jie išgirsta, kad jiem reikia ten tą pasišalinti dantį, kažkokius tokius kapitalius darbus daryti, jie neretai susiję ir su laiko ir finansų dėliais resursais, jie tarsi užmeta. Bet kai jiem pasisėjai minti, kad tai yra jūsų ir mes galim tą dantuką išsaugoti, tai aš nesu turėjus paciento, kuris negrįžtų gydymui. Tikrai, jie tą sužinoja, jiem kažkaip įgyja motyvacijos, noro skirti savo laiko resursus ir jie mato tave prasme. Tai tokia irgi smagus pastebėjimas. O šiaip turbūt, taip, kad visada išgirskit keletą nuomonių, kas liečia dantų išsaugojimo klausimus, nes šiandien mūsų galimybės nelygų net tai, ką mes turėjom prieš 5 metį. Tai yra visiškai kardinalu, ką šiandien galim nuveikti burnoje. Tai realiai tie žmonės, kurie sako, kad man reikės rauti dantį, jie jau būna tą girdėję pas kitus specialistus prieš tai. Arba tokį susidarė įspūdį, arba paklausė dirbtinio intelekto, arba paskaitė internete kažko tais tokių. Taip, bet tokia standartinė nuomonė dažniausiai. Tai man labai smagu būna nešti tą žinutę ir tame darbe dirbti. Ar yra dar kažkas, ką tu gali spręsti apie žmogų iš jo tiesiog burnos būklės, žinai, gal sakykim, pavyzdžiui, tas, kuris atidėlioja dantų taisymą, jisai akivaizdu, kad atidėlioja šiaip visus sprendimus savo gyvenime, tarkim, o tas, kuris ateina pas tave laiku, ten dažniau negu reikia, jis ten bus viskas susitvarkęs, sustigavęs. Ar yra kažkokia sąsaja, arba gal kažkokių kitokių sąsajų yra? Labai įdomi tavo įžvalga. Niekada pati nebuvau tokios prieėjus. Labai įdomi. Atkreipsiu dėmesį. Bet dažniausiai, kas būna su žmonėmis, kurie galbūt, sakai, kažkoks susidelsęs atvejis, tai irgi yra žmonių tokia patirčių suma, kai žmonės galbūt, jie tiesiog, ar jie labai bijo, ar jiems tai asocijavosi su kažkokia nemalonė komunikacija, galbūt su didelėm finansiniam išlaidom, nesaugumu, nežinojame, kiek tai kainuos. Bet žmonės turi priežasčių, kodėl jie neateina. Ir tai irgi mano vienas iš tokių maloniausių darbo etapų, jiems padovanoti tą tokią kitokią patirtį, kad odontologija tokia gali būti ir aiški, ir sustiguota, ir jauki, ir visai beskausmė, tokių labai daug smagių dalykų. Bet kodėl atidėlioja, tai sakyčiau, tiesiog eilė labai nesėkmingų patirčių būtent čia, bet nesiečiau su bendro gyvenimo tokiu. Nes tikrai yra labai daug žmonių, kurie bent jau karjeros aspektu jie labai sėkmingi, bet dėl kažkokių priežasčių negalėjo lankytis būtent gydymo įstaigoje. Ir tikrai turiu be galo daug nuostabių, netgi tokių sėkmingų žmonių, kurie tiesiog paniškai bijoja. Okay. Baimė tiesiog dažnai gali būti. Taip. Ir galų gale, nereiktų pamiršti, kad tai tokia, labai mūsų intimi zona ta burna ir ten atiniai įsižiūri ir ten gydytas įlenda, asistentas įlenda ir visi ten žiūri ir toks nėra labai jauku. Tai mano irgi tokia pareiga, kiek galima tą aplinką sujaukinti, turbūt sušildyti. Tai klausi žmonių klausimų, kurie negali atsakyti ir jie tada su tais aparatais būna. Ne, aš turiu savo ritualą. Aš kai pradedu dirbti, pas mane kabinete groja
įtin rami muzika. Ir aš esu pasnauskė dabar valanda jūsų poilsio ir tiesiog mes labai tyliai susistentę dirbam be šurmulio, kad žmonės to gramiai palsėtų tą laiką. Neklausai klientą, kaip atostogas, kur buvot, ką veikėt. Aš turiu laiko iki tol pasikalbėti. Kol mes pradedam vizitą, aš kokį 15 minučių šnekuosi dažniausiai su žmonėmis, man reikia. Ir jų nuotaiką pajusti ir pačiai įeiti į situaciją, kurią spręsiu, tai mes išsišnekam ir po to jiems valanda ramybės laiko tiesiog pagulėti tyloje. Bet įsivaizduoju, dirbi ne vienas metus, tai kažkokiu, gal turi kokią vieną išskirtinę situaciją, neįvardinant aišku žmogus, bet Taip. Gal žmogus pabėgo iš kėdės ir išvažiavo vidury procedūros, gal kažkam ten ne tą dantį išrovė, ar kas, ką be prisimintum. Pirmas, kas atėjo į galvą, tai viena pacientė, aš kadangi kaip daug akcentuoju, kad aš dirbu tais atvejais, kai norime išsaugoti dantį ir prailginti jo gyvavimą burnoje. Tai natūralu, kad kartais tai turi šiek tiek daugiau rizikos, negu apsiemant tokį, vadinkim, saugų atvejį, kuriam viskas, aišku, eiga, prognozė. Ir buvo tokia pacientė, kuriai tikrai tas atvejis buvo toks, aš jai įspėjau, kad mes darom jums operaciją, bet gali būti, kad tą dantuką gali tekti išrauti, arba aš pamatysiu tam tikrą situaciją ir jo prognozė sutrumpės iki ten, sutrumpės, nebus tokia ilgamžė. Jinai tarsi sutiko, tarsi pasirašė, jinai ten atvažiavo iš kito Lietuvos galo, tai procedūrai. Ir radau, ką radau ir po operacijos sakau, tikėtina, kad pasidžiaugsim, jeigu metus dar išstovės. O, taip, bet aš jūs kaip ir buvau spėjus. Ir tai taip karštai sureagavo, ir tai pradėjo ir šaukti, ir pykti, ir susinervino labai. Ir, žodžiu, išėjo iš klinikos, aišku, net jau nesusimokėjus, tiesiog buvo taip stačia galva. Ir po to 3 metus per kiekvienas kalėdas atvažiuoja ir atveža man dovanų atsiprašydama, kad taip sureagavo. Ir aš sakau, baigit, tai yra mano darbo dalis, aš suprantu, kad žmonės taip gali sureaguoti, nes visi tokia labai, kartais mums taip atsitinka. Ir aš, kai dirbu tokį labai specifinį darbą, aš turiu irgi save būti paruošusi tokiam žmonių reakcijom. Tai buvo toks labai, ir jau šiais metais aš sakau, žinokit, kitais metais nedrįskit važiuoti per visą Lietuvą dėl to, kad tarsi kažkokie tokie išreikšti, kad pačiai nemalonu, kad taip gavosi. Ir esmė, iki dabar vis dar su to pačiu dantimi, tai viskas kaip ir gavosi laimingai, bet ta tokia impulsyvi reakcija, tai galbūt kartais yra žmonių, kurie jau ateina tokie impulsyvus ir yra tas laikas, kai tu kažkaip turi surasti kelią prie jo prieiti, kad ta komunikacija vystytųsi. Jo, mes čia buvom ką tik tokiai techniniai pertraukėliai ir tu paminėjai, kad aš labai smulkmeną žiūriu. Kaip tu galvoji, smulkmenos svarbu ar ne? Iš jų gyvenimo susidaro. Tas bus vienareikšmiškai. Daug tokių mažų elementų sudaro visą mūsų gyvenimą. Nuo darbinio mažų elementų iki kasdienių, rutinos, komunikacijos artimaisiais. Taip. Kokį smulkiausią dalyką tu prižiūri, tarkim, savo kabinete, kuriam dirbi? Geras. Kur turi būti visą laiką taip? Geras klausimas. Kur sakai, turi būti visada taip? Tai labai save mokau lankstumo. Jeigu nebūtinai tai, kaip aš noriu, tai nereiškia, kad tai yra blogai. Bet toks smulkiausias dalykas. Turiu tokių modeliukų, ant kurių dažniausiai žmonėms vizualizuoju, ką darėm ir ką darysim, ir jie būtinai sudėti tam tikrą tvarką. Ir aš negaliu, jeigu jie būna sukeisti vietom arba kažkaip kitaip sustumdyti, jeigu ten iš vakaro tvarkė kliniką ar kažkaip kitaip sudėjo, aš ateinu į darbą ir pirmiausia, taip susirikiuoju. Ir tai yra mano tokia viena iš tvarkos elementų mano gyvenime. Bet taip tikriausiai yra visur, ar mano vonioje, ar virtuvėje, ar darbo lauke, visur. Aš mėgstu tvarką. Esi smulkmeniška? Labai. O smulkmeniškumas ir perfekcionizmas, tai tas pats ar nebūtinai? Ne. Man galbūt perfekcionizmas turi jau tokį emocinį prieskonį, kai tu jau turi tikslą, kodėl tu esi perfekcionistas, kodėl tau būtent to reikia, čia gal toks jau emocinis atspalvis, o smulkmeniškumą labai gražiai skiri, tarp kitko savokas. Tai aš manyčiau tiesiog, toks tavo labiau pasaulėžiūra. Kaip tu priemi dalykus ir kaip tu nori, kad jie, atspindėtų tave. Tai turbūt labiausiai tai. Tu labai gražiai tokius dalykus skaitai, man labai patinka tavęs klausyti. Dėkui. Čia ta tylos pauzė, po kurią sakiau, kad reikia nebijoti. Atsigersim vandens. Aš apskritai galvoju, kad mums nereikėtų gyvenime bijoti tylos.
tylos, aš kartais ir pastebiu, tikriausiai ir tu pastebi, žmonės, net ir kažkoks ten susirinka į kažkokiam ten renginį, žmonės bijo tylos, sakyti, tokios pauzės. Bet iš tiesų visi geriausi dalykai gyvenime ir gimsta tyloje. Ja, gali lifte pastebėti, žmonės išsitraukia telefonus, nors nereikia jų. Taip. Bet jie negali išbūti tiesiog su svetimu žmogum, lifte pusę minutės. Taip. Net kartais patys su savimi negali. Aš turiu tokį ritualą pasivaikščiojimą, nes ten šalia tokio miškelio gyvenam. Ir žmonės vedžioja šunį ir žiūri telefoną. Ir yra nuostabia miškė, ten pilnas sniego, paukščiukai, ten kažkas atšipsėjo. Taip gražu, kodėl? Kodėl negalima išbūti toj tyloje ir kokia tai yra iš tikrųjų turtas ir vertybė pabūti toj tyloj. Ir kiek ten gali gimti nuostabių sprendimų. Gali būti gal priklausomybė. Aš pats jaučiuosi tikrai esu priklausomas nuo socialinių medijų ir tiesiog man tas telefonas, aš nežinau, iš kur jis atsiranda tai rankai ir kodėl tas nykštys scrollina jau eina per feedą. Tai gali būti, žinai, kad kai žmogus ten, nežinau, galbūt priklausomas nuo rūkymo negali nerūkyti tam pačiam, žinai, gamtoje vietoj to, kad pušis pavostytų. Taip. Tai gal taip pat negali, jo, čia reikėtų daugiau biškai stengtis šitos dalykus ugdytis, tos gerus įpročius, tiesiog būti čia ir dabar pasimėgoti. Na, aišku, kaip sakyti, socialinė turbūt medija tapo mūsų kažkokia gyvenimo dalim, tai mūsų informacija iš ten ateina, kažkokie ryšiai iš ten ateina, aišku. Bet ir tikrai sutinku, nėra taip lengva ją valdyti, bet kažkaip reikia. Jeigu mes nesuvaldysim, tai ką kalbėti apie mūsų vaikus, kas? Tu esi pozityvi ir pati pasakai, kad stengiasi ir nuo ryto, žodžiu, užsikurti, kad būtum linksma. Būna nepozityvi, būna liūdna, vieniša. Nu, kokie kiri tavo klausimai? Vienišumas buvo turbūt sąvoka, kuri mane labai ilgai lydėjo, labai ilgai, pusę mano gyvenimo. Ir šiandien dienai aš turbūt pagaliau taip gerai jaučiuosi pati su savim, kad man gerai ir tas vienišumo jausmas, kartais man su juo gera. O kad liūdna, aišku, kartais būna, bet turiu pasakyti, kad labai retai. Jau tikrai turiu gauti laviną dirgiklių, su kuriais nemokėčiau valdytis, kad jau man pasidarytų liūdna. Šiaip ne, man kažkaip... Pats stengiasi, kad iškart būtų neliūdna, ar tu leidai saviškai pasiparinti? Aš iškart dedu ant stalo ir analizuoju. Jeigu tokiu, tikrai manau, kad ir kitiems pasitaiko, atsikeli ir darai tarytum viską, ką kiekvieną dieną, bet toks ir zuliukas. Tai aš iškart stengiuosi dėti ant stalo savo ir pasakyti, gerai, vis tiek, kodėl tu tokia atsikėlė, kas tau buvo. Tai aš stengiuosi išspręsti tą situaciją savo ir tada einu toliau. Ir turiu savo taisyklę, kad aš neperžengiu namų slenkščio ir neturiu kontakto su kitu žmogumi, iki kol aš savęs nesusidėliojau. Tai tas irgi būna kartais, net ir ryte, nes jeigu aš jau kitą žmogų pasitiksiu su savo nuotaika, tai ką aš jam galiu duoti? Nieko tikriausiai, jeigu pati būsiu irzli. Tai turiu savo tokią vidinę taisyklę, kad kol aš nesusidėliau savęs, jokių kontaktų su kitais. Įdomu. Nes toks labai didelis lūkestis ir reikalavimas savo, šiaip, tokia aukšta kartelė, sakykime. Nes emocijos jos ateina, išeina, jos, yra tiesiog, žinai, ir tu turi šitą susireguliuoti. Kaip tu priimi tada kitų žmonių emocijas? Nes šitą tu negali sukontroliuoti, kad tavo kolegos darbe, pavyzdžiui, pacientai visi būtų tokie pat happy. Šiaip su pacientais, tai jeigu turiu, tikrai, aš labai laiminga turėti tokį pacientą. Manęs tikrai nėra pacientų, kur matau sąrašę ir taip kažkaip, kad man dirgintų. Tai tas išsisprendė, bet aišku, klinika yra kaip ir mūsų verslo dalis, tai kartais turi priimti nepatogius sprendimus ir gauti atgalinę bangą reakcijos žmonių. Bet kaip aš reaguoju? Čia irgi labai geras klausimas. Turbūt labai mokau save neturėti automatinių reakcijų į kito žmogaus kažkokią ekspresiją. Jeigu ten kažkas man pasakė, tai aš tikrai sustoju save ir galvoju, gerai, kaip Austėja gali atreaguoti šitoj situacijai. Gali atgal, pabambėti, gali patylėti. Ir labai įsigryninau save, kai žmogus man kažką tiks, puola ant manęs, ką aš galiu jam atsakyti. Tai tas mane irgi labai padeda neišsibalansuoti, nes aš pastebėjau, kaip ir visi mes, užaugom aplinkoje, iš aplinkos, iš šeimos, prisigaudom tų reakcijų, darom tą patį ir po to kažkaip pats išsidirginė. Tai tau pavyksta atreaguoti, ar tu grįžti namo prieš miegą galvoji, aš jam taip būčiau sakęs, o jis tada man būtų taip atsakęs? Ne, dabar jau tikrai savai išmokau, kad sustoju, jeigu neturiu ką atsakyti, kaip tu dabar sakei, tylos pauzė yra gerai, patyliu,
dažniausiai pašnekovas pasiveta tą vietą, kodėl aš tyliu, bet aš per tą laiką susikuriu savo strategiją, kaip aš galiu atsakyti ir tada aš išsprendžiu tą klausimą ir namo aš nesinešu. O jie tau, kas būtų, jeigu nešiaus namo visas situacijas? Šeimynai būtų gal sudėtinga. Sugerti. O jo, kai atsiranda vaikas, kuris absoliučiai tave veidrodžiuoja, tai tiesiog nebeturi pasirinkimo. Turi kažkaip išmokti jau palikti prieš kambarį visus savo klausimus. Tai esi per savo vaiką pamačius kažkokių savo netobulumų? Jis mano didžiausias mokytojas. Tikrai, aš labai daug metų dariau kažkokią saviugdą, bet nuo to laiko, kaip jisai gimė ir man atėjo suvokimas, kad nuo to, kaip jis matys kažkokius įgūdžius, tikriausiai dalį jis perims savo gyvenimui, kad yra mano atsakomybė, kaip aš jam tą gyvenimą rodau, jo kažkokį žavesį, jo kaip galima spręsti situacijas, tai sakyčiau, mano didžiausias šuolis ir buvo nuo jo gimimo. Savo sakymą paminėjai žodį atsakomybę, tai Taip. Norėjau apie tai pakalbėti truputėlį, nes irgi tie žmonės, kuriuos aš sutinku darbe ir kuriuos man ir norisi pakalbinti, jie mane sužavi, tai vienas iš tų dalykų yra, kad man panašu, kad tai yra žmonės, kurie gyvena atsakomybėje, kurie pasiima kažkokias rolės ir labai atsakingai jas žiūri. Taip. Tai gal tu gali apibrėžti, kas tau yra atsakomybė? Man atsakomybė yra paraleli galimybėms. Kai tu prisėmi kažkokią atsakomybę, tu labai atidarai savo daug galimybių ir durų. Ir kartais ta atsakomybė nebūtinai turi būti kažkokia verslo, karjeros atsakomybė, tai yra pati menkiausia, net ir gyvenimiška atsakomybė, bet tu žinai, kad tai priklauso nuo tavęs, tai reiškia, kad tu gali spręsti tą situaciją ir būti tas žmogus, kuris duodi savo kažkokią gairės, kryptį, kaip tu nori, kad tai būtų ir niekas tau virš galvos nesako, kad dabar tu elgis taip ar taip. Ir tada ta atsakomybė vėlgi tokia įgauna mūsų psichikų tokį lengvesnę savoką, nes jeigu prisimsi tą atsakomybę ir tikrai save plėšysi, tai vėlgi tai tada irgi nėra lengvas to gyventi. Aišku, kaip pasakyti, taip čia pasakiau, taip saldžiai nuskambėjo gal. Aišku, yra ta atsakomybė, tikrai viduje galvoji, kad net ir tą pačiai klinikoje, ar net ten turim X skaičių žmonių, kurie dirba, ar tu supranti, kad nuo tavęs priklauso ir jų gerbuvis, ir jų darbo užmokestis, ir daug dalykų, ir tu turi tą visą generuoti, bet aš visada savo stengiuosi pasakyti, kad tie įkvėpk iškvėpti yra tavo galimybė prisidėti prie kitų žmonių gyvenimų. Nes jeigu aš pasimsiu tą atsakomybę savo, kad aš jaučiu, kad aš tas žmogus, kur galėčiau sudegti. Nes tai nėra lengva, jeigu nešiu tą tokią sunkią atsakomybės dalį. Tai žodžiu, stengiasi būti atsakinga, bet ir dalį tų atsakomybių ir nebijai kitiems šiek tiek išdalinti, kad visi kartu neštumėt. Čia irgi geras klausimas. Vis mokausi daugiau deleguoti tų atsakomybių, bet tikrai visada dalis mano akies visada mato. Dar norėjau paklausti, kadangi veiki daug dalykų, gal gali pasidalinti savo laiko planavimo įpročiais, gal turi kažkokių principų, kažkokių taisyklių ar tiesiog įžvalgų? Pagrindinė įžvalga tai atsirado, kai atsirado sūnus, tai aš išmokau lankstumo, nes aš gyvendavau minučių tikslumu. Bet dažnai būna vaikas, kaip ir tau atrašau, kad gali tik koreguoti podcast'o laiką, nes susirgo sūnus ar ne. Tai tas išmokė lankstumo ir kartais vėlgi tokios tekmės gyvenimiškos. Tai galbūt aš planavau taip, neįvyko, kažką daugiau iš tos situacijos pasimsiu. Bet šiaip stengiuosi vis tiek turėti tokį dienos ritmą ar planą. Aš dieną pradedu labai anksti, vien dėl to, kad galėčiau tai dienai pasiruošti, be išorinių kažkokių dirgiklių, nusiteikti, susiplanuoti, ką ten noriu padaryti. 5 ryto. 5 keliesi? Taip. Okay. Ir tada sėdi planuoti? Ne, aš turiu kokį 40 ryto ritualų, kaip aš pradedu savo dieną. Tai tada atlieku savo ritualus, ir tada ramiai atsisėdu, pakvepuoju ir kokį 15 minučių tiesiog sėdžiu, kvepuoju. Ir taip, galvoje susidedu savo dieną, susidedu kontaktus, kurie man reikalingi sukontaktuoti, kiek aš ten laiko skirsiu, galbūt atsakyti žinutėms, kiek pakelt ragelį, kiek su kažko susitikti, kiek savo darbui. Ir taip, bet aišku, tikrai to plano nepavyksta išlaikyti, nes esu dar po mamos savoką ir tai yra mano prioritetas. Tai tas moko lankstumo, bet būt lankščiam irgi yra nuostabu. Kada eini miegot?
su vaiku 10. Okay. 10. Iš tikrųjų, irgi tokia labai įdomi istorija turėjau ir tik save pagavau gal pernai metų kažkur viduryje. Aš savo jau senai davau žodį, kad aš turiu ilsėtis, ritme tokiam, aš negaliu ten vieną dieną eiti miegoti 11, kitą 1, kitą ten kažkada. Aišku, kadangi dar studijuoju, tai man būna naktų, kad aš prie kompiuterio turiu praleisti dėl laiko juostų skirtumą, bet jeigu tai nėra paskaitų diena, tai aš visada einu miegoti. 10 aš jau. Man nerašykit žinučių, aš netrašysiu. Tai ir aš taip savo tokį įsidėjau save į tokį poilsio režimą ir jame gyvenu. Ir daviau savo žodį, kad neišeisiu iš to. Nesvarbu man šventės, nekas, aš būsiu tam režime. Ir pernai, kai viešėjau Amerikoje, aš turėjau tokius 5 gydytojus, iš kurių aš mokiausi nuo pat savo studijų metų ir man jie buvo tokie asmenybės, kurias aš norėjau sutikti savo gyvenime ir aš jas pagaliau sutikau. Ir tokia, kaip ir toks, socialiniai primta mums ar ne pakviesti tą žmogų tarsi vakarienės. Ir aš galvoju, jeigu pakvies vakare, neisiu, nes aš turiu 10 būt lovai. Ir taip gavosi, kad vienas iš jų mane pakvietė ryto jogai palei upės krantą pasitikti saulę, kitas pakvietė vakarinį jogai, su kitu nuėjom į parodą, o su trečiu nuėjom papietauti. Ir supratau, kad kai tu viduje pats keitiesi, pasikeičia ir tavo aplinka. Niekas nebeina ten 8 val. Vakarienės ir su, vyno taure. Tiesiog, kai pats viduje priemi kažkokį sprendimą, tai ir atsiranda galimybės, tą gyvenimą, tokį kitokį gyvenimą. Aplinka atrodo pradeda keistis, nors sakoma, kad turi kaip ir pats pristaikyti prie aplinkos, pasaulį nepakeisi, koks yra, toks yra, bet žiūri, šiek tiek ir gali keistis truputėlį. Visiškai, čia man buvo tokia puikia pamoka, kad aš tikrai nesitikėjau ir man toks buvo asmenybinis, tu turi galimybės tai žmonėms susitikti ir gal kvaila neit, sulaužyti savo principus, bet gal ne. Aš sakiau, kad aš turiu ilsėtis vakare ir tai yra mano poilsio atsistatymo laikas ir sudėlioja gyvenimas būtent taip. Ir vėlgi, tas supranti, kad kai sutinki žmonės, kurie, tikrai yra turi ką apie savo gyvenimą pasakyti ir turi ko pasimokyti, kaip ten bebūtų, dažniausiai jie gyvena tvarkingai rutinai. Vis tiek jie ten turi savo ritmą ir jie tada gerbia ir kito žmogaus ritmą. Ok, tai tavo ritmas jau kaip ir aiškus. Sportuoji, maitiniesi, kaip šitie dalykai tavo sudėlioti? Čia būtina. Tiesiog tam, kad turėtum energijos ir sveikatos viską pasidaryti, turi būti išsiilsėjus, išsimiegojus ir skaniai pavalgius ir darbiškai pasisportavus. Taip. Aišku, vėl toks lankstus esi ten, tarkim, neturiu aš ten gal galimybę dėl laiko sąnaudų dar neit sportuoti salę, bet aš turiu savo sporto rutiną ir aš tą darau puikiai namuose. Kas liečia mitybą, tai aišku, irgi prižiūrima visos dienos metu, nes aš negaliu cukraus šuolių, nes aš tiesiog būsiu nedarbinga 3 valandas. Aš negaliu savo to leisti būti nedarbinga 3 valandas vidury dienos. Tai be abejo viskas sužiūrėta, bet per ilgus metus tai tampa tiesiog kaip kitaip. Taip, tokį bičiulį esu turėjęs, kuris sako, kalbėjome apie žmonės, kurie atrodo viską susitvarkė, tobulai gyvena, ne? Ir jis sako, žiūriu aš tokius žmonės ir galvoju, turbūt šlapinasi lova. Kažkas turi būti. Kas yra tavo tas dalykas? Kuris padarytų tave žmogumi, sakykime, normaliu. Aš ir esu normalus žmogus. Aš manau, kad labai daug žmonių taip gyvena. Aš taip matau pasaulį, kad man atrodo, kad visi taip gyvena. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, tai aš tikrai labai mėgstu pabūti viena ir aš turiu tokį laiką per savaitę, kai mano šeimos vyrai žino, kad aš dabar einu į mišką pasivaikščioti valandą ir manęs nėra. Tai mano toks visiškai atsistatymo laikas, kad gal kitiem skambėtų keistai eiti vienam pasivaikščioti, ne su draugu susitikti, ne kažką eiti vienam. Tai mano tokia keistenybė, kad aš mėgstu pabūti viena ir kažkur išeiti pasivaikščioti, net nieko neklausyti, bet telefonų be ausinukų tiesiog truputį prasivedinti galvą. Neskamba keistai, man bent jau. Ne? Bet aš sakau, visi taip gyvena. Supratau, reiškia, nesakysi, kas tame gerai tvarkoja, aš jau ką. Tai tavo keistenybė būtų? Tokia, kad aš kai pradedu su sūnum konstruoti Lego, aš žinau, kad jau reiktų man eiti kažkur rimto užsimti, aš nebegaliu sustoti. Man labai patinka. Čia toks mano keistas hobis galėt pavadinti. Okay. Įtraukia mane, kad tas saugusiam žmogui užsimti tokiais dalykais. Tiems, kas klausė, tai turim dovanų. Tai gal pradėsiu nuo savęs labai trumpai. Tai tiesiog verslo portretas, dovanų kuponas.
jeigu norit atsinaujinti savo identitetą internete, tai rašykit komentare žodžius verslo portretas ir per savaitę po podcast'o pasirodymą išrinksiu vieną laimingąją arba laimingąją, kurie šitą dovaną gaus, susisieksiu asmeniškai. Komentarai tegul būna po YouTube, kad nereikėtų visur ieškoti. Taip, tai aš turiu dovanų kuponą mūsų klinikoje, kurio vertė yra mano konsultacija dėl dantų išsaugojimo galimybių su visais jums reikiamais radiologiniais tyrimais. Iš tikrųjų, man galbūt visai aktualu išgirsti žmogaus problemą ir galvoti, kuriam būtų aktualiausia tai padaryti, bet turbūt tavo komentarų srauto gal ne. Jo, ir gal ne visi norės savo problemas burnos viešai deklaruoti. Gali rašyti man asmeninę žinutę? Jo, tegul rašo tą. O kur tada tau Mane rašyti? galima rasti Instagrame vardu pavardę, Austėja Kalkienė. Ir atpažinsit iš profilio nuotraukos Martyno darytą nuotrauką. Parašykit man savo istoriją. Peržvelgsim ir manau išrinksiu tą, kuriam, manau, bus tai naudingiausia. Tvarka. Tai, žodžiu, mano dovanai komentuokit, o Austėjos dovanai ieškokit jos, rašykit, reikalaukit Taip. ir tada kažkuriam iš jūsų jinai labai labai padės išsaugoti jūsų dantis. Labai tikiuosi. Tai ačiū tau už pokalbį. Ačiū, kad pakvietei. Kaip jautiesi, gal liko kažkas neišsakyta? Ne, tikrai ne. Labai smagu, kad palėtėm ir gyvenimą. Aš esu įpratus kalbėti tik apie dantis, tai man labai smagu pakalbėti apie gyvenimą. Tai labai tau ačiū, kad pakvietei. Džiaugiuosi, jeigu prisidėjau prie to, kad podcastas grįžta, nes Martynas tikrai yra labai įdomus žmogus, labai nuostabus žmogus, tai džiaugiuosi, kad tave galės išgirsti daugiau žmonių. Ačiū labai, tikrai ačiū už palaikymą, kad sutikai dalyvauti, dovanų prinešiai. Ir paliksiu gal mūsų kontaktus aprašyme, gal norėsit ir su Austėja susisiekti, apie jos veiklą daugiau pasidomėti. Tai tiek, ačiū tikrai žiūrėjusiems. Jeigu paspausit ir numeruoti šitą kanalą, tai irgi labai didelė pagalba bus. Ir taip pat tikiu, kad šitą epizodą žiūrės nemažai mano pažįstamų, artimų žmonių. Jeigu turite grįžtamo ryšio, tai irgi tiek asmeniškai, tiek nesmeniškai aš jo labai laukčiau ir, žodžiu, tobulinsimės, kad kitas būtų dar geresnis podcastas. Tai va, ačiū labai už dėmesį ir iki.